Sveiki, studijoje sveikinasi brolis Taudas. Šiandien jau yra antroji diena, tad pirmasis reportažas yra apie komendanto atliktą vizitaciją. Broliai, ar jūs palapinę paruošta patikrinimą ir viską pridavėt? Taip. Viską pridavėm, tikiuosi draugai nieko pasislėpė. O ką, draugas prislėpė ar neprislėpė nieko? Nieko neturi? Vienas brolis nesąmonės dirba. Išmėtęs visus savo rūbus po palapinę, tai dabar padedam jam tvarkytis. O kuris brolis? Šitas. Čia šitas yra netvarkingasis, ne jūsų? Taip. Nu, broliai, ar jaudinatės? Ne, nesinauju. Viską gerai paslėpėt, taip? Nėra ką slėpti. Gal kažkas yra kažkur, bet niekur nežinau. Ai, tai nebent draugai bus paslėpę, pats nieko nepaslėpė. Nieko nežinau. Tai kuris dabar čia iš jūsų paslėpėt? Ne, iš stovyklą neatsivežė. Ne, aš nieko neatsivežiau. O kaip pati tvarka pas jumis palapinėje? Nu, gražiai, kaip namuose. Ai, tai ant lovos laiko tašės, ne? Namuose. Nu, nelabai, šonuose. Nu, tarp lovų ir tašės, bet taip paprastai tai mėgam atskirai. Tai vienas ir kitas. Du esam kambariokai. Ar turite ką slėpti? Tvarkingai jūsų yra palapinė. Gerai paslėpėt visus gendančius maisto produktus? Neturi maisto produktų mes gendančių. O dėl ko iš pradžių linktelėt? Refleksas. Sutikti su viskuo? Taip? Gerai, paklauskime jos kaimynės. Keliaujame toliau, čia yra mūsų Biški pamelavo. Čia yra nieko tokio. Mes pasitvarkysim ir pasitaisysim. Ačiū. Užlieta leidžiasi saulė, palikdama pasaulį. Prieš tai turėjom įkalčių maišelį. Dabar turim įkalčių pilvelį. Ar pasiruošę vizitacijai? Taip. Ar bijot, kad kažką ras? Ne. Viską gerai paslėpėt? Taip. O ką turite iš gendančio maisto produktų? Nieko. Kakaviniai dribsniai, vermišeliai, meduoliai. Šitus būtinai per šiandien. Broli Diemedai, kaip sekėsi vizitacijos? Taip, tai buvo atliktos 3 pastuklių vizitacijos. Tai iš tikrųjų čia pastuklė, kuri buvo mano akim tvarkingiausia. Tai yra pavyzdys ne tik vyresniems skautam, bet ir man pačiam. Aš irgi norėčiau būti toks tvarkingas. Tai vat, matote džiaugsmą, jie džiaugiasi savo pasiektais rezultatais. O kitos pastuklės tikrai gavo nemažai pastebėjimų, ką dar turi pasibaigti, ką dar turi susitvarkyti. Buvo pas kitus biškį praūžęs uraganas, tai keli daiktai buvo šiek tiek išskridę toliau negu pastuklė. Bet aš vertinu tikrai teigiamai, buvo tikrai pasiekti neblogi rezultatai ir tikimės, kad išliks ta tvarka visą stovyklą. Mūsų komanda gavo išskirtinį ir unikalų pakvietimą į brolių vėliavos gaminimo šventę. Pažiūrėkime momentus iš jos. Gavome unikalų pakvietimą į brolių vėliavos gaminimą procesą, taigi užeikime pas juos ir pažiūrėkime. Papasakok mums daugiau apie šitą vėliavą, kokia jos istorija ir panašiai. Vėliavos istorija paprasta iš tikrųjų, kadangi dingo brolių vėliava, kurie iš rankų į rankas, tai kadangi turim netradicinę stovyklą, ne tik Žemaitijos skautų organizacijos skautų, bet ir Lietuvos skautijos Telšių skautų, tai turėsim bendrą vėliavą, kuri greičiausiai eis vėl iš rankų į rankas. Labai tikiuosi, kad jinai nedings, tai
vėliavai pažymėjau savo ranko anspaudus ir veido. Veidas gavosi kaip gavosi. Tai tiek, turėsim naują brolių vėliavą. Ačiū. Ką jūs čia daro dabar? Ką čia ką tik padarėt? Štampą pridėjom prie. Net pat nežinau. Nežinai, kas čia yra? Ką tu padarėjai? Nu, uždėjau nykštį sudažus ant. O tu, broli, žinai, ką darysi dabar? Dėsiu štampą. Kokie įspūdžiai pamačius brolių vėliavą? Aš nustebus, aš negaliu patikėti. Jūs patys matėt, kas ten yra? Verta užsukti, tikrai verta. Labai gražu. Aš čia atvykusi pirmiausia iš Plungės, tai linkėjimai iš Plungės. Taip mačiusi tą vėliavą, tai iš tikrųjų įspūdinga, labai graži, turi gilią reikšmę tą vėliavą, tai manau iš tikrųjų ateities kartoms liks didelis palikimas. Likite su mumis, o dabar reklama. Kas čia neišsisiunčia? Nėra ryšio visiškai. Nesąmonė kažkokia. Kaip man dabar parašyti pavyzdžiui? Tautvydai. Tautvydai. Girdi? Tautvydai. Kas nors girdi mane? Ček, ček. Alio. Čia nesąmonė. Kaip Kaip man susisiję? Šš. Mielas Tautvydai, aš tave mačiau stovykloje. Ką ten... suklydau. Čia padaryt. Ką ten darai prie tualetų? Kaip sekasi? Aprašyk. Sesė Brigita iš štabo. Dar keletą širdučių nupiešiu. Stovyklos paštas. Tik geras naujienas. Šeimų pastakliai turėjo svarbų įvykį. Mažieji stovyklautojai kai ką gavo, o ką pamatysite reportaže. Ir toks pats. Pačiausias ir mažiausias ir didžiausias žingsnis iki tapimo iš tiesų tikraisiais skautais. Yra kuriama tokia tradicija. Šiandien, dabar mūsų, jūsų rankose ir po mūsų ateinančių tėvų rankose šeimų pastakliai, kurie gyvens ir nebūtinai, jog jų vaikas, kuris dar negali būti skautų, nes tiesiog nėra tokių metų, išmiegojęs vieną narsią naktį stovykloje ir neapsiverkęs beveik. Tiesiog atsibudęs gražų rytą, visas laimingas ir patenkintas, košės privalgęs, turi teisę vadintis Giliuku. Ir nuo šios minutės vakar girdėjot gal šūkį, kažkas susimastėt, kodėl mes šitais giliukais vadinamės. Tai vad būtent nuo šiandien drąsiai visi galit save vadinti giliukais ir sėkmingai stovyklauti jau mažyčių žingsneliu, tokie labiau būdami skautais. Tai giliuko kaklaraištis yra baltas, kaip tas baltas lapas. Šiandien vyko žaidimas chaosas. Pažiūrėkime, kaip sekės mūsų stovyklautojams jį žaisti. Papasakok truputėlį mums apie šitą žaidimą. Šitas žaidimas vadinasi chaosas. Yra štai tokia lentelė, išsimetam kauliuką, žinom skaičių, atsistojam ant langelio. 5 numeris reiškia, kad vaikai turi lakstyti po visą teritoriją ir surasti lapelį su skaičiumi 5. Ant lapelio antros pusės parašytas raktinis žodis, kurį jie turi parnešti pas mane. Parnešę tą žodį, gauna užduotį ir tada bendrai atlieka šitą užduotį. Tada gali mesti vėl kauliuką ir taip ratas kartojasi. Daug bėgimo, daug užduočių. Kaip tau šitas žaidimas, broli? Gerai, mums reikia surasti antrą numerį.
kuri, man rodos, jūs sakė, bet mes nežinom, ar sakė iš tikrųjų. Ir mes bėgom ir nežinom, tiesiog norėjom paklausti, ar tikrai rado. Tai šitas geras žaidimas, sakau, tiesiai, šviesiai. Ir tegul šitas žaidimas būna geras ir inertingas. Kaip šiandien sekės pristatyti veiklas skautams? Sakyčiau, ganėtinai įprastai, todėl kad mano darbas yra susijęs būtent su dėstymu. Ir aš pasakoju būtent apie akmens amžiaus technologijas, technikas, kurios buvo naudojamos prieš 10 000 metų seniau ir užsibaigė maždaug ties kokiais 5000–4000 metų prieš Kristų. Tai va, tai tokia visas pasakojimas šiandien buvo daugiau susijęs su titnago apdirbimu, titnago panaudojimu ir būtent pačią tą skaldimo techniką. Tai retušavimas, skaldimas ir panašus dalykai. Tai. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo rytoj. Gerai.